Prašau, man galva dažnai skauda, dešinė pusė dar būna nuo kairės pusės į dešinę. Tai tiesiog, aš galbūt rekomenduočiau, kaip ir seniau sakiau, tą tokį į erdvumą nukreipimą savo dėmesio, taip iš šalis, kartais galime net atsimerkus, taip periferiniu žvilgsniu, taip bandyti žiūrėti į skirtingus šonus. Dar vienas pratimas yra, tai galima užsimerkti ir taip pasukioti akis į vieną pusę, abidvi, į kitą, į vieną, į kitą, į vieną, į kitą, į vieną, į kitą. Ir taip kokius ten 18 kartų gali, kaip tau jaučiasi. Gerai, ir tada sustoji. Tada turėtų irgi pasijausti toks susibalansavimas. Toks balanso pojūtis gali atsirasti galvoje, sąmonėje. Dar kitas pratimas tai yra begalybės, šitą kilputę paišyti, įsivaizduoti, kad yra tavo tas galvos centras ir aplink jį tu paišai tą begalybės kilpą ir tą energiją iš vieno pusrutulio taip per tą neutralų centrą pernešinėji į kitą ir taip lyg balansuoji tą energiją. Ir tada irgi turėtų taip susistiguoti tavo galva, susibalansuoti tavo galva ir taip pat tada gali dėmesį nuleisti iš to centro į širdį. Ir tada pakvėpuoti, pajausti daugiau tą širdies protą, nes širdis irgi turi savo smegenis, jinai irgi mąsto, bet kitaip negu šita galva. Ir vėlgi, kada tu daugiau dėmesio palaikysi ties savo širdies rytim, tai tada pajausi, kad jinai irgi pradės suderinti, subalansuoti tavo galvos smegenis. Nes čia ir yra tai, ką vadinu susiderinimas su būties darna. Tai reiškia, kad ne protas ne šitas galvojantis protas veda širdį ir visą paradą, o atvirkščiai. Ta rami, širdinga, nuoširdi būtis veda, o protas tik tais prisiderina. Iliuminati dar patarė iš savo patyrimo su kvėpavimu ir šviesos įsivaizdavimu į smegenis ir tuštumą galvoje. Jo, irgi čia geras.